kai svečiai iš Lietuvos buvo pavaišinti ne ukrainietiškais baršiais, bet kalėjimo pakliovkę. Nu, bet tai kaip čia dabar taip? Taigi paprastai, Ukrainos specialiosios tarnybos gavo signalą, kad tai yra vatnikai. Bet tai iš kur gavo tą signalą? Nu, tai iš patriotiškai nusteikusio gerojo skundiko. Esame įpratę, kad kartais valdininkai prisidirba gėdos prie žmonės. Paprašyk korespondentai gal išleisti įsivertinti. O, atsakymus. Bet Kelmės valdžia nuskambėjo ant visos Europos. Vicemeras Bilius buvo supakuotas Ukrainos pareigūnų. Palauk, kad tu trauki. Prasidėjo nuo to, kad viešoje erdvėje buvo paskelbta, kad į Novovolenską išvyksta mūsų rajono delegacija. Tai yra vicemeras Kęstutis Bilius, Žemaitaičio padėjėjas Tadas Kasparas ir dar pora žmonių. Tai vat ir kadangi Žemaitaitis nuo pat 2014 metų pasisako už Rusiją ir mano nuomonė jis yra giliai prorusiškas veikėjas, aš pamaniau, kad visiškai teisinga būtų informuoti Novovolensko valdžią, Novovolensko masinės informacijos priemonės ir be abejo Ukrainos saugumo tarnybą, kad pas juos atvažiuoja prorusiško veikėjų atstovai. Kelmės rajono gyventojas Aivaras Norbutas kaip tarė, taip ir padarė. Parašė laišką Ukrainos saugumo tarnybai ir Novovolensko valdžiai. Informavo, kas tokie atvažiuoja. Laišką kelmiškis beje surašė ukrainiečių kalba. Klaidas patikrino jo globojama ukrainietė. Be to Aivaras pridėjo ir fotonuotrauką su Žemaitaičio pasisakymais apie sankcijų Rusijai nuėmimą. Manau, kad nėra teisinga, kad prorusiško veikėjo atstovai važiuotų šiuo metu į Ukrainą, kuri dabar kariauja būtent su to veikėjo Žemaitaičio palaikomais rusais. Kelmės valdžios delegacija Ukrainoje buvo priimta šiltai. Ukrainiečiai į Aivaro laišką sureagavo rimtai. Jie buvo apklausinėjami spectarnybų, tai yra SBU. З якою метою передавали інформацію? Valdžios delegacija grįžo į Kelmę ir va tada jau prasidėjo. Valdininkams nuo keršto troškimo užvirė kraujas. Jie kreipėsi į teisėsaugą ir apskundė Aivarą dėl šmeižto. Policijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vietiniai politikai visiškai neišmano įstatymų ir jie ieško sliekų ne ten, kur reikėtų ieškoti. Čia dėl to man juokinga. O pikta dėl to, kad su tokiais pareiškimais jie tiesiog trukdo pareigūnus, apkrauna juos bereikalingų darbų. Jis tiesiog yra politinis žmogus, politinis veikėjas, šiaip tai liaudies meistras, labai gražiai daro iš medžio visokius šaukštus, šakutes, visokias minteles, viską. Tiesiog žmogus yra konfliktinė asmenybė, prie bet ko gero kabinasi, kas nesutinka su jo nuomonė arba pozicija. Aivaras Žemaitaičio chebrantus įsiutino ne juokais. Į Aivaro namus atvyko net 2 policijos ekipažai ir viską išpurtė. Atliko kratą. Paėmė Aivaro telefoną ir kompiuterį, o kreiptis į teisėsaugą bendražygius paragino pats Remigijus Žemaitaitis. Jie klausė, ką daryti, nusakau, tai yra peržengiamos bet kokios kritikos ribos, tai yra jau teisiniai dalykai ir aš siūlyčiau jums vieną kartą rašyti pareiškimą, kad žmogus žinotų ribas. Kai užsukome į Kelmę, vicemero Kęstučio Biliaus neradome ant biuletenio. Bet Bilius spėjo pasiguosti Kelmės merui Ildefonsui. Jeigu ten piliečiai, tie asmenys kelia įtarimą, tai pirmoje eilėje gal reikėtų parašyti mūsų saugumo struktūrom, tegul jie patikrina ir išvažiuoja ramus. Bet jeigu yra žmonės, mes deleguojam savivaldybės atstovus į tą kelionę, šitie vicemeras yra gavęs pažymas tų visų struktūrų, kad jis gali dirbti su slaptąja informacija, tai kaip jis gali būti kitos valstybės agentas, jeigu jam suteikta galimybė dirbti savivaldybėj. Į Ukrainą vykęs Remigijaus Žemaitaičio patarėjas Tadas Kasparas kelionė visai patenkintas, jautėsi tik tai toks tariamas neprilankumas. Šiaip mes nujautėm, kad bus šalta ir kad reaguosim ramiai. Bet aišku, mes atvažiavę jau žinojom, kad taip mus pasitiks. Ir kai mus pasitiko, tai, įspėjo, kad taip tikrinom, žiūrėjom. Bet vėliau esą visi apšilo ir gal net ir įkaito,
sušiltėjo, viskas gerai, sakau, mes nebuvom kažkokie tai blogiečiai. Tiesiog mes buvom įvilktai tokią škūrą, kaip sakyti. Bet ne, mes tokie tikrai nesame ir nebuvom, niekada nebūsim. Kaip manot, kaip viskas baigsis? Šnipštų. Kaip visas gali baigtis? Ši istorija turėtų būti puikia pamoka Žemaitaičiui, kad žodis nežvirblis, į delną gal ir nepriešiks, bet pasiekmių gali turėti. Aišku, pagal dabartinės aplinkybės, tai ir Aivarui šita sentencija tinka.